Suplanuotos pamainos yra pamainų planas, kuriame susiplanuojame, kiek darbuotojų su tam tikra kompetencija tam tikru laiku reikia atitinkamą dieną. Planuoti pamainas galima kiekvieną dieną prisidedant pamainų poreikiai į suplanuotų pamainų skiltį. Tai yra, kiek žmonių turėtų dirbti tam tikrų metu, tam tikrą dieną. Tarkime, reikia 5 darbuotojų dieną ir 2 naktį. Užvedę pelytę suplanuotų pamainų skiltį ant konkrečios pamainos, pamatysime, kiek yra suplanuotų nepriskirtų pamainų ir kiek pamainų yra suplanuota iš viso. Viršutinysis skaičius rodo, kiek yra suplanuotų nepriskirtų pamainų, o dešinysis, kiek iš viso yra suplanuota pamainų. Priskyrus šias 2 naktinės pamainas darbuotojams, sumažėjo nepriskirtų suplanuotų pamainų kiekis. Jei visos suplanuotos pamainos yra priskiriamos, pamainos vaizdas tampa permatomas. Kopijuoti visos dienos suplanuotas pamainas galima nuspaudžiant klavišą Alt ir su kairiuoju pelės klavišu tempianties į pasirinktą dieną. Jeigu pamainų poreikis kartojasi, pirmiausia, pasirinkame dieną, nuo kurios pamainos bus pildomos. Galima kopijavimą pagreitinti pasirinkus skiltį kopijuoti suplanuotas pamainas. Šis kopijavimas remiasi praeities informacija, todėl nesant suplanuotų pamainų praeityje, kopijavimas neįvyks. Nustatome dienų skaičių, kurį norime kopijuoti. Parinktis perrašyti reiškia, jog jau įrašytos pamainos bus pakeistos naujomis. Priskirtos pamainos reiškia, jog pamaina jau yra priskirta darbuotojai, todėl palikus varnelę ant šios parinkties bus kopijuojamos ir jau priskirtos darbuotojams pamainos. Spaudžiame mygtuką kopijuoti. Jeigu tam tikromis dienomis, pavyzdžiui šventinėmis, jums reikia daugiau ar mažiau žmonių, visada galite pakoreguoti pamainų planą, užvedus ant konkrečios dienos ir pamainos. Pliuso ir minuso pagalba pakeičiame pamainų planą. Suplanavus pamainas, kairėje pusėje matome suvestinę, kiek iš viso suplanavimo darbo valandų ir palyginimui, kiek galimų darbuotojų valandų turime. Galimų valandų skiltis suskaičiuoja, kiek iš viso darbuotojai gali dirbti valandų, atsižvelgiant į jų etatus, atostogas bei suminės darbo laiko apskaitos likučius. Šiame pavyzdyje matome, jog suplanuotų valandų skaičius viršija galimų valandų skaičių. Trikampis delta simbolis rodo skirtumą. Šiuo atveju pas mus yra skirtumas neigiamas, tai reiškia, jog suplanuota daugiau negu galima dirbti. Greičiausiai kai kuriems darbuotojams teks dirbti viršvalandžius. Jeigu delta simbolis teigiamas, tai reiškia, jog galime prisidėti daugiau pamainų arba pasitaupyti valandas nenumatytiems atvejams, pavyzdžiui, ligonus. Statistikos skiltyje bendras darbo laikas ataskaitoje naudinga pasitikrinti, kiek bendrai suplanavome darbo valandų, ar dienose nėra didelių nuokrypių, pavyzdžiui, suplanuota per daug arba per mažai pamainų. Automatinis grafiko sudarimas priskiria suplanuotas pamainas darbuotojams, atsižvelgdamas į tai, ar darbuotojas gali dirbti konkrečioje pamainoje ar ne. Paspaudžiame mygtuką generuoti ir toliau darbo automatas atlieka pats. Grafiką generavimui reikia palikti atsižvelgiant į tai, kiek yra darbuotojų grafike. Tai yra, kuo daugiau darbuotojų, tuo ilgesnį laiko tarpą reikia generuoti. Jeigu po automatinio grafiko sudarimo suplanuotų pamainų juostoje tam tikrose dienose atvaizduojami skaičiai, tai reiškia, jog pamainos buvo nepriskirtos. Taip įvyksta todėl, nes atitinkamą dieną nėra pakankamai laisvų darbuotojų, kurie galėtų pamainoje dirbti, nepažeidžiant darbo kodekso reikalavimų ar kitų jūsų įmonei svarbių taisyklių. Veiksmas perkelti priskirtas pamainas į suplanuotas, perkelia visas neužrakintas pamainas, kurios yra priskirtos darbuotojams į suplanuotų pamainų skiltį. Veiksmas užrakinti priskirtas pamainas, visas darbuotojams priskirtas pamainas užrakina.
Tokiu būdu, generuojant grafiką iš naujo, šios užrakintos pamainos nebus liečiamos. Taip pat, jų perkelti suplanuotas pamainas galimybės nėra. Priešingas veiksmas pamainų užrakinimui yra jų atrakinimas. Atlikus šį veiksmą, pamainas galima redaguoti, perkelti, taip pat, generuojant grafiką, jos bus sukeičiamos. Veiksmas ištrinti nepriskirtas pamainas ištrina visas nepriskirtas pamainas iš suplanuotų pamainų skilties. Šios veiksmus galima atlikti ir neįskleidus suplanuotų pamainų juostos. Paprasčiausiai paspaudžiame 3 taškus, kurie atveria papildomus veiksmus. Horizontalus pamainų grupavimas pamainas sugrupuoja horizontaliai. Tai reiškia, jog skirtingoms pamainoms yra išskiriamos atskiros eilutės. Tokiu atveju planavimas tampa paprastesnis, kadangi kiekvieną dieną ta pati pamaina yra kartojama tik jai skirtoje eilutėje. Vertikalus pamainų grupavimas reiškia, jog pamainos yra sugrupuojamos vertikaliai. Suplanuotų pamainų skaičius yra pateikiamas po pamainą vietoj to, kad kiekviena pamaina būtų atvaizduojama atskirai.